Tema, apie kurią niekas nekalba – tėvystės nerimas. O kas jai? Nerimo jausmas tai dažnas palydovas motinystėje. Kai artėja pokyčiai, mūsų smegenys tarsi aktyvuoja nerimo centrus. Tai gamtos planas, leidžiantis mums nepaliaujamai galvoti apie mūsų vaiką ir ieškoti būdų, kaip užtikrinti jo gerovę. Bet šis emocinis krūvis gali virsti įkyriais minčių srautais. Motinystė yra laikas, kai mokomės gyventi su nerimu. Kaip sau padėti? Visų pirma, svarbu ieškoti ir sukurti saugią aplinką. Atviri santykiai, kur galime dalintis savo jausmais, gauti palaikymą ir nuraminimą, tai esminiai emocinio saugumo elementai. Antra, nepamirškite rūpintis savo fiziologiniais poreikiais, kas tikrai nelengva motinystėje. Tačiau mūsų pačių miegas, tinkama mityba ir laikas sau labai padės kurti saugų santykį su vaikeliu. Kai kūnas jaučiasi blogai, mes esame streso būsenoje. Nerimo akimirkose mūsų užplūsta mintis apie tai, kas gali nutikti, lyg bandytume pasiruošti blogiausiam. Tačiau to kaina nuolat išgyvename tai, kas net nevyksta mūsų realybėje. Tai vargina ir neleidžia džiaugtis dabartimi. Mūsų dėmesys gali blaškytis nesąmoningai ir kartu mes galime jį sąmoningai valdyti. Išmokti perkelti savo dėmesį yra daug efektyviau nei kovoti su nerimu. Pasižvalgyk aplink. Ką matai? Pabandyk savo mintis perkelti į realybę. Pajuskite, kaip kojos tvirtai stovi ant žemės, kaip ji mus laiko. Įkvėp giliai ir iškvėp lėtai. Tai vienas geriausių būdų nuraminti kūną ir sumažinti nerimą.